Sveiki visi šią vasarišką dieną, kurie žiūrite mano šitą video. Ir šiandien yra savaitgalis, taip kad šiandien vektoriai atostogauja. Mes nepolitikuosim, o pasivaikščiosim truputėlį po tokią įdomią vietą ir pakalbėsim apie tokią įdomią temą, tai apie aprangos kodus, kurie galioja čia Londone. Tai turbūt reiktų išskirti 3 svarbiausius šios vasaros renginius, kuriuose galioja tam tikri aprangos kodai. Tai pirmasis yra karaliaus gimtadienis ir tas renginys vadinasi Trooping the Colours, tai yra vėliavos pagerbimas. Tai tam Horse Parade aikštėje netoli Buckinghamo rūmų ir Whitehallo vyksta tas kasmetinis karališkosios, kaip čia vadinasi, karališkojo namų ūkio divizijos paradas, kuriame dalyvauja 4 pulkai ir ten tradiciškai pagerbiamos vėliavos kovinės, kas aišku kariniam pulkui yra labai svarbiausias pats dalykas. Na ir ten mes turbūt dažnai matome, kad ir karalius, ir princas Viljamas, ir visi pirmojo ešelono karališkosios šeimos nariai vilki karinės uniformas, yra ant žirgų. Na, o šone sėdi publika, ten yra ir kviestinė publika, bet ten galima nusipirkti bilietus ir būti tarp žiūrovų. Štai ten galioja griežtas aprangos kodas, nes tas renginys laikomas valstybinė švente. Tai vyrams galioja formali apranga, moteriams irgi formali apranga. Moterims skrybėlės neprivalomos, bet pageidautinos. Na ir dar yra vienas įdomus niuansas. Kaip žinia, Anglijai dažnai lyja ir tribūnose negalima naudotis skėčiais. Reikia būti arba su lietpalčiu, arba reikia kažkokį sudedamą lietpaltį atsinešti tam, kad netrukdytume kitiems žiūrovams. Na, kitas renginys, kuris turbūt visiems puikiai žinomas ir turbūt garsiausias ir kuriame turbūt galioja patys griežčiausi pasaulyje aprangos kodai, tai yra kitas Anglijos didysis, kaip čia vadinama, socialinio sezono renginys, tai yra Royal Ascot ar karališko Ascoto žirgų lenktynės, kuriame susirenka visas Britanijos elitas, užsienio elitas ir taip toliau. Tai ten yra griežtas labai aprangos kodas. Yra iš viso 4 zonos Royal Ascot ir griežčiausias aprangos kodas, aišku, galioja vadinamajame Royal Enclosure arba karališkojoje zonoje, kurie beje matome ir lietuvių. Ir šiemet aš pastebėjau kelis naujus žinomus pažįstamus veidus toje karališkoje zonoje, į kurią beje pakliūti nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti. Taigi tai karališkoje zonoje ten galioja labai griežtos taisyklės. Tai pavyzdžiui, moterims būtina būti su skrybėlaite, jinai turi būti ne mažesnė kaip 10 cm pločio, toks ne visai toks taškelis ant galvos. Sijonai turi būti iki kelių arba žemiau, bet ne aukščiau. Tai yra suknelės nespalvingos, vienos spalvos. Taip pat, jeigu tai yra kelnių kostiumai ir kostiumėliai, tai turi būti vientisi. Jeigu karšta ir pavyzdžiui suknelė ar palaidinė yra ant petnešėlių, tai petnešėlės turi būti nesiauresnės kaip 2,5 centimetro pločio. Taip pat draudžiamos įvairiausios ryškios sagės ir kiti tokie, akį traukiantis labai ryškus aksesuarai. Vyrams irgi labai yra griežtas aprangos kodas. Jiems būtina būti su cilindru, tokiu labai netradiciniu galvos apdangalu šiais laikais. Tai yra tas vadinamasis morning suit, tai dažniausiai frakas
su liemene. Beje, anglai mėgsta labai ryškes liemenes, šilko, geltonas, melsvas, rūžavas, visokiausių spalvų ir na ir su visokiais įdomiais raštais, personažais ir visa kita. Tai štai tos liemenės turi būti labai santūrios, be jokių iššaukiančių raštų ir be jokių linksmų ar komedijinių piešinių. Reikia, kaip minėjau, vilkėti fraką, kelnės dažniausiai tos pilkos su juodom juostelėm. Na ir būtinai reikia ryšėti kaklaraištį, peteliškės ir kaklaskarės yra draudžiamas. Taigi toks yra griežtas aprangos kodas trumpai. Kitose 3 zonuose palaipsniui tas aprangos kodas yra liberalesnis, bet nė vienam iš jų negalima vilkėti ten plėšytų džinsų, nutriušusių sportbačių, visokių tamprių, sportinės aprangos, guminių šlepečių, visokiausių marškinėlių su politiniais arba kažkokiais komiksų personažais. Ir taip pat Britai mėgsta tokiuose, žinot, renginiuose pasistaipyti. Tai vat tų visų, žinot, bernvakarių ir mergvakarių, tie visi klaiki apranga, tai jinai irgi yra draudžiama. O dabar mes pereiname prie kito renginio. Kaip jūs turbūt supratote, mes esame čia dabar. Mano šitas reportažas yra susijęs su Wimbledonu, kuris baigėsi šiandien, atsiprašau, rytoj. Tai yra vienas irgi iš tų didžiųjų renginių Londone, kuris sutraukia, na, aišku, pasaulinį dėmesį. Ir mes čia esame Londono Čelsio rajone, kur yra įsikūręs, na, toksai per visą Wimbledono čia turnyrą veikė toks Ralph Lauren kaimelis. Na ir dabar galim pasižiūrėti šiek tiek ir Taigi apie Wimbledono aprangos kodą. Tie, kas žiūri tenisą, turbūt matė, kad kažkokio labai specialaus aprangos kodo nėra. Tribūnose žmonės sėdi apsirengę vasariškai, tai aprangos kodas toks neformalus yra vadinamasis smart casual. Taip kad, na, toks iškilmingas, gražus smart casual vasarinis aprangos kodas. Tačiau karališkoji ložė Royal Box galioja šiek tiek kitos taisyklės. Ten reikia vilkėti vyrams kostiumus, marškinius, kaklaraiščius. Moteris irgi turi vilkėti vasarinę formalią aprangą. Beje, šiemet buvo labai įdomus dalykas. Kaip žinia, labai griežtas aprangos kodas galioja sportininkams, kurie žaidžia kortuose. Jie turi vilkėti būtinai baltą aprangą. Tai šiemet, na, didžiulė čia Wimbledono ir, na, tokia, sakyčiau, pasaulinė sensacija buvo Japonijoje atstovaujanti tenisininkė Naomi Osaka, kuri sukėlė didžiulę sensaciją ir furorą, kai į kortą prieš savo varžybas išėjo apsirengusi baltu, išlaikė spalvos kodo reikalavimus, bet išėjo su baltu iki pat žemės kimono, kurį jai sukūrė Tokijo dizainerė Hana Sagi. Na, tas baltas kimono iš tikrųjų labai įspūdingas. Na, jūs pasižiūrėkite, jeigu norėsite atidžiau pasižiūrėti, kur nors YouTube, pasižiūrėkite, suraskite Naomi Osaka ir kimono ir jums ten išmes tikrai tą puikų drabužį, kuris sukėlė milžinišką furorą čia. Taigi, tas kimono, nors yra visiškai baltas, jis pagamintas pagal shirokuku, tai vadinamas, tai japonų yra tokių formalių moteriškų drabužių tradicija su visais tais elementais, tradicijom, visa kita. Na, iš tikrųjų tai žiauriai įspūdingai atrodė ir labai
efektingai čia buvo perėjo per visus žurnalus ir portalus. Na, o dabar pasivaikščiokime po Ralph Laureno šitą kaimelį. Aš dabar perjungiu kamerą. Jūs dabar čia matote Sloane Square ir čia yra tas toks nedidelis Ralph Laureno miestelis. Beje, Ralph Laurenas nuo 2006 metų yra Wimbledono turnyro vienas iš organizatorių ir čia jisai rengia tradiciškai aptarnaujantį personalą, teisėjus, kamuoliukų padavinėtojus ir kiekvienam naujam turnyrui yra sukūriama nauja kolekcija ir čia man, matote, šitas spalvas, man labai patinka šitie spalviniai kodai ir ypač labai įdomi yra žalios ir violetinės spalvos kombinacija, kur yra visiškai netipiška ir kur yra ir oficialiame Wimbledono turnyro herbe. Beje, dėl spalvų. Ralph Laurenas labai mėgsta žalią, mėlyną, baltą ir ta tokia spalvų kombinacija, jinai labai įdomiai dera ir mes čia tuoj pasižiūrėsim, čia yra personalas aprengtas tom spalvom. Na, čia yra visokių kavinių, galima čia pasižiūrėti. Visa apranga Ralph Laureno tai yra vadinamasis prepi kirpimas ir tas yra Ivy lygos toks modifikuotas dizaino kodas. Ivy lyga tai yra 8 Amerikos universitetai, kurie vadinasi Ivy lyga, o Ivy tai yra gebenė. O kodėl atsirado tas pavadinimas? Todėl, kad tai yra senieji pastatai ir tie pastatai raudonų plytų, tokie senoviniai, apaugę tomis gebenėmis ir todėl tai vadinama Ivy lyga. Na ir čia tas yra kirpimas vadinamas prepi, tai tos Ivy lygos yra tos amerikietiškų koledžų stiliaus toks modifikuotas kirpimas, kuris apjungia ir teniso eleganciją, ir amerikonišką tokią koledžų stilių ir tokią, sakyčiau, ir jūrinę temą. Va čia galima pasidėti, pasižiūrėti. Dabar vyksta čia dvejetui žaidžia. Ir va tokia, aš norėčiau parodyti jums tą tokią Ralph Laureno dėmesį detalėms. Va pasižiūrėkite, kaip gražiai atrodo visa apranga ir kaip stilingai atrodo viskas. Ir čia, pažiūrėkite, kaip gražiai suderintos spalvos, juostuoti mėlyni marškiniai, žalia, violetinė, tiesiog, viskas yra elegantiška. Ir štai, net ir čia parduodamos gėlių puokštės ir žiūrėkit, dėmesys detaliai, visos puokštės irgi yra firminių spalvų. Na, einame toliau. Tai Ralph Laurenas nuo 2006 metų yra Wimbledono turnyro oficialus rengėjas, o štai kitoj pusėje ten matome parduotuvę, kur ten galima įsigyti labai gražių dalykų. Tik tai reikia pasakyti, kad Ralph Laureno kainos žvėriškai sušoko į viršų pastaruoju metu ir jis pabrango gal tikrai labai stipriai. Taigi štai toks yra Ralph Laureno teniso pasaulėlis čia Sloane aikštėje. Čia yra didelio populiarumo susilaukusi Ralpho kavinė, kur pirmiausia buvo atidaryta jų parduotuvėje flagmane Bond Street ir ten buvo tik tai vienam Wimbledono turnyrui, o paskui jinai tapo tokia populiari, kad jinai dabar veikia ištisus metus. Va štai matome ir laikraštį išleistą, tai aišku, štai
šitas ponas Ralph Laurenas, jis pats dabar jau šiek tiek sveikata jau nebeleidžia, jis aktyviai nedalyvauja kūryboje, bet visi jo aprangos dizaino kodai, viskas yra išlaikyta ir kompanija nuosekliai seka jo visais nustatytais standartais. O čia matome ir puodelius. Čia yra beje polo meškiukas, kuris yra vienas iš Ralph Laureno dabar brando mylimiausių personažų. Na ir aš jums parodysiu jį, kaip jis atrodo iš arčiau. Tai čia yra, aišku, daug žmonių nori su juo visai nusifotografuoti. Aš to apeisiu ratu, kad jūs pamatytumėt visą šito meškiuko grožį. Tai čia yra vadinamasis Polo Bear. Tai yra vienas iš Ralph Laureno dabar prekės ženklo simbolių, kuris atsirado 1990 metais, kai jo bendradarbiai padovanojo jam tą tokį pliušinį meškiuką ir Ralph Laurenui taip jisai patiko, kad netrukus jis atsirado ir ant įvairių ir kepuraičių, ir ant marškinėlių, ir ant švarkų ar marškinių. Taigi šitas mielas Polo Bear dabar yra vienas iš Ralph Laureno ženklo simbolių. Taigi mano šios dienos istorija, toks pasivaikščiojimas po Sloane Square Chelsea rajone, pažintis su Ralph Laurenu ir beje, turbūt Ralphas Laurenas yra pripažįstamas, kad yra, šitas prekės ženklas yra turbūt pats rimčiausias pasaulyje sporto renginių partneris. Turbūt visi atsimename ir labai įspūdingą JAF olimpinės rinktinės aprangą Cortina žaidynėse, kurią taip pat kūrė Ralphas Laurenas. Tik tai galite apsilankyti ypač Londone, Bond Street yra jų parduotuvė Flagmanas, kur galite pamatyti visą Ralph Laureno pasaulį, ne tik aprangą, bet ir aksesuarus, ir namų interjerą ir visą kitą. Tik tai būkit pasirengę, kainos Ralph Laureno labai žvėriškai sušoko, o kas negaili pinigų geriems dalykams, tai yra jo purpurinė kolekcija, yra aukščiausio lygio kolekcija, ten yra aukščiausio lygio mada. Taigi tiek šiandien mano pasakojimo iš Londono Chelsea rajono Sloane Square. Gero jums savaitgalio ir pasimatysime kitą savaitę, jau papolitikuosime. Ačiū ir gero savaitgalio.